Nicole Kidman 58, o jos išvaizda vis dar kelia nuostabą. Tad pabandykime paanalizuoti, kokios gali būti tokios jaunatviškos išvaizdos paslaptys. Jaunystėje aktorės veidas atrodė visiškai natūraliai. Judri kakta, gyva mimika ir minkšti harmoningi bruožai. Tai tas gyvenimo etapas, kai raukšlelė šypsantis atrodo tiesiog normaliai, taip kaip ir turi būti. Apie 30 metus Nicole vis dar atrodo labai natūraliai, tačiau kartais gali būti pastebimas labiau išpuoselėtos odos įspūdis. Oda lygesnė, švytinti, su mažiau netolygumų. Tokį rezultatą dažniausiai padeda pasiekti nuosekli odos priežiūra, apsauga nuo saulės, kosmetologinės procedūros ir tinkamai parinktos priemonės namuose. Maždaug apie 40 metus daugelyje kadrų pastebime, kad kaktos zona tampa beveik nejudri. Tai vienas klasikinių botulino injekcijų požymių. Pati Nicole yra viešai minėjusi, jog šią procedūrą yra išbandžiusi. Apie 46 metus prasideda laikotarpis, kai aktorės veidas kai kuriuose nuotraukose atrodo pilnesnis, su mažiau ryškiais bruožais, vadinamas pillow face efektas. Tokį efektą dažniausiai sukuria hialurono užpildai. Svarbu prisiminti apie kontekstą. Apie 2013 metus hialurono užpildai JAV buvo pati populiariausia neinvazinė estetinė procedūra. Todėl šis etapas puikiai atspindi to meto grožio tendencijas. Apie 50 metus Nicolės išvaizda vėl pasikeičia. Praktiškai nebelieka perteklinio veido tūrio, bruožai atrodo natūralesni, tačiau kaklas ir žandikaulio linija stebėtinai stangrus. Čia kyla logiškas klausimas. Ar tokį rezultatą galima pasiekti vien injekcijomis? Dalis ekspertų svarsto apie galimą veido ir kaklo patempimą. Taip pat viršutinių vokų korekcijos tikimybė, nes akys atrodo atviresnės. Šiandien būdama 58, Nicole Kidman atrodo itin jaunatviškai ir kartu natūraliai, išlaikiusi jai būdingą žavesį. Mano manimu, tai atspindi ne tik jos pačios pasirinkimus, bet ir ją supančių specialistų profesionalumą bei subtilų estetikos ir harmonijos supratimą. Jei tau patiko ši analizė, pasek mano profilį. Ateityje apžvelgsiu ir kitų garsenybių išvaizdos pokyčius.